Vasario 15 dieną, 12 val. Vaikų literatūros skyriuje įvyko parodos apie duoną lyg medumi, lyg mėtom kvepia pristatymo renginys Duona, kad ir juoda, bet stiprybės duoda. Lieporių pradinės mokyklos mokinukams renginį vedė bibliotekos vedėja Marijona Landsbergienė. Atėję į bibliotekos skaityklos salę, vaikai pirmiausiai apžiūrėjo literatūrinę parodą lyg medumi, lyg mėtom kvepia. Margaspalvėse knygelėse pradinukai rado eilėraščius apie duoną, pasakas apie šį labai vertingą maisto produktą, o taip pat be galo daug spalvotų paveikslėlių. Jau susėdę į savo vietas, išgirdo nemažai bibliotekos vedėjos klausimų. Kur jūs vaikiukai atėjo, žinot? A jūs čia skaitot pas mūsų? Taip. Gerai, mėlymu. O kas neskaito? Pusė skaito, pusė neskaito. O kur jūs skaitot? Mokyklos arba iš namų. Arba centre. Tai jūs iš centre gyvena turbūt, ne? Ne centre. Ja, dar jie dogatės biblioteka irgi, dar jis vienam. Kur arčiau namų, taip vaikiukai, kur arčiau namų ir ten ir skaitot. Bet turbūt reikia skaityti, ar ne? Taip. Dabar vaikiukai šiandien atėjom, mes į biblioteko, žinot, kokią temą mes šiandien šnekėsim. Apie duoną. A jūs mėgstat duoną? Taip. Turbūt labai esat šiandien išalkę. Aš manau, bet mes paskiau, žinokit, kad dabar pradėsim valgyti, tai mes nieko negirdėsim. O ką tu norėjai dar pasakyti? Norėjau, kad mano mama kepa duoną. Tai rūgštė. Mano kartais. Visų čia mamos kepa duoną. Mano kepa. Bet žinokit, vaikai, mūsų iškepta ta duona ir vienas didelis kepalas, toksai kitas trupučiukas atjaustytas, kai jums greičiau, kai jūs dantukus nenusilauktumėt, mes jau paruošėm. Bet mūsų duonytė turbūt bus vis tiek skanesnė. Aišku, jūsų mamos tai labai skaniai kepa, bet mes šiandien ginkimės, gal mūsų gal skanesnė už jūsų mamyčių duoną. Labai šauni knygelė, žinokit, kaip jūs jau po renginuko galėsit pasivartyti ir pasiskaityti. Čia yra apie Velykas, kurios tuoj pat bus. Ar žinot, kad bus Velykos? Žinot, ir ruošiatės. Tai va, o dabar šnekam šiandien apie duoną. Tai žiūrėkit, kaip gražiai kalbinama yra duona. Duona duonužė, skalsioji duona, duona gardžioji, duona juoda. Minkom duonikę. Kepame, raikom, rankšluosčiais lino klostom meiliai. Skonis duonaitės, duonutėlės, kvapas duonulės su ajerais. A jūs esat valgę duonutės su ajerais? Amžina duona, ta duonytėlė, duonelytė valgom visi. Turbūt visi valgom, ar ne? Duonužėlė, duonutėlė, mums nepabosta nors supluta. Vyresnioji bibliotekininkė Rima Matulevičiūtė vaikams trumpai papasakojo apie duonos kelią iki mūsų laikų. Parodė specialiai paruoštą pristatymą apie ruginį raugą, lietuvišką naminę duoną. O vėliau pradinukams užminė net keletą mįslių apie duoną ir rugius. Reikia turbūt tos grūdus akmenim sutrinti piestuose ir kepti duoną. Tai va, ta duona šiaip Europoje turbūt kepama, taip manoma, kad 9–11 amžiuje pradėta kepti. Ir va, ta duona iki 20 amžiaus buvo žmonių bene pagrindinis valgys, nors ir dabar mes tai duona kasdienė, ne kaip sakom, kasdieną valgoma duona, tai va, buvo pagrindinis valgys. Rudenį gimęs, žiemą miegojęs, pavasarį augęs, vasarą gyventi nustojęs. Kas? Tam, kad vaikai pamatytų, kaip iki mūsų prosenelių stalo naminė duonelė atkeliaudavo prieš 100 ir daugiau metų, buvo parodytas reportažas Naminės duonos kelias. Video medžiagoje pradinukai pamatė, kaip Trakų rajone Žuklijų kaime įsikūrusioje Dalgėdų sodyboje kepama duonelė. Renginį praskaidrino pasakos, kaip vilkas mokėsi duoną kepti herojai Vilkas su valstiečiu. Pasaką mažiesiems pradinukams rodė Vaikų ir jaunimo teatro studijos Bildukas, jaunieji aktoriai, vadovaujami teatro studijos vadovės Danguolės Galinienės. Tam, kad Vilkas ir atėję pradinukai nebevarvintų seilių ir šiek tiek užkastų, bibliotekos vedėja Marijona Landsbergienė visiems davė paragauti naminės su ajerais keptos duonelės. Vilkeli,
Labas. Valstieti, gal turi ką nors pavalgyti? Visą dieną nieko burnoje neturėjau. Kaipgi numirsi, badu? Na, pasižiūrėsiu. Na, dėja, mėsos neturiu. Tiks bet kas. Na, gabalėlį duonytės. Kaip skaniai kvepia. Ir dar biškį pasiliksiu. Kokia skani. O gal pamokysi, kaip ją pagaminti? Na, galėčiau. Na, sakyk. Na, visų pirma, reikia žemę išarti. O jau kai žemė išari, galima valgyti. Ne. Pasėti rugius. Sakai, pasėti rugius. O kai pasėji, tada jau gali valgyti. Ir kai pasėjai, negali valgyti. Juk reikia palaukti, kol užaugs. Augs ir užaugs. Sakai, palauk, kol užaugs. Taip. Bet kai užaugs, tai jau galima valgyti. Na, kai užaugs, dar negalima valgyti, vilkėlį. Juk reikia po to, kaip matai, ką reikia po to padaryti? Nupjauti rugius. Teisingai, nupjauti rugius. O kai nupjauni, gali valgyti? Ne, ir kai nupjauni, negali valgyti. Juk reikia juos iškulti. Iškulti? Iškulti rugius. Bet kai iškuli, gali valgyti? Ne, vilkėlį. Ir kai iškuli, negali valgyti. Juk ką reikia? Ką reikia padaryti, kai iškuli? Ką reikia? Nežinai? Sumalti. Į miltų sumalti. Ir tada tos miltus galima valgyti? Nu, ne, miltų valgyti negalima, vilkėlį. Juk reikia tešlą užminkyti. O kai tešlą užminkai, gali valgyti tą tešlą? Ne, vilkėlį, negalima tos tešlos valgyti. Juk reikia padaryti kepalėlius ir pašauti juos į krosnį. Ir kai iškeps... Tada jau gali valgyti. Taip, vilkėlį, tada ir galėsi valgyti. Kiek daug darbo! Aš dar turiu gabaliuką. Pasiskanausiu eidamas namo. O taip nesidarysiu, žinok, labai jau daug darbo. Daug, ar ne? Vilkelį paragauk, labai išalkęs esi, gal susibundėsi gal. Ne, ačiū, žinokit, va dar turiu. Paragauk. Nu, pasiimk. Valstietį irgi čia mūsų duonytė kepta. Aš tuos duonytės namuose pilna turiu. Bet šitas skanesnis, gardesnis. Na, taip, na gerai. Skalsi duonelė. Skani. Vaikučiai, jūs norite tos duonytės? Sėdi man. Gerai, aš dabar visiems po vieną riekutę pasiimsit, jūs gražiai po vieną riekutę. Jeigu dar bus, tai pakartosim. Skalsi duonelė pasirodė ne tik mokinukams, bet ir jų mokytojai. Suvalgius duonelę, visi smagiai toliau minė mįsles apie duoną ir rugius.